Jo, aš pasimčiau šitą buldą. Sveiki visi, su jumis aš, Andrius Jespeks, ir šiandieną mes renkame 800 eurų buldą. Ir beje, išduosiu iškart spoilerį, kad jisai vienas tokių labiausiai patraukliausių, bent jau man asmeniškai, buldų, ką pavyko įdėti ir panaudoti, iš tiesų pasaška suma ir pasaškas buldas. Tai užmeskit laikas, matėte per transliaciją, kaip mums pavyko daryti šį buldą, ir visi kiti žmonės tada pasilikit gal jau ilgesniam šiandienos video. Na, pradėsiu gal nuo tų dalykų, kurie ne itin labai stebino, gal palyginus su praeitais buldais, kuriuos galite rasti mano kanale. Tai, pavyzdžiui, 700 eurų buldą mes naudojam į 5-6500, tai ir šiandieną mes dedame šį procesorių, tikrai labai daug galintis procesorius, užtektinai, netgi ir brangesnėje kainoje. Aš šį kartą nepamiršiu paminėti motininės plokštės, tai yra Asus H110K serijos, tikrai puikiai motinė, tikrai ne vienam buldę naudojam ir pamatysit čionais, taip pat puikiai telpa. Tai gal toliau tęsim su neįtin stebinančiais dalykais, tai yra ramai, kuriuos naudosime. Kingston Fury serija labai iš tiesų gera ir estetiškai gražiai leidžiant, netgi overclocking didesnius dažnius, taip pat tas juodas dizainas tikrai patiks ir tiks kiekvienam. Taip pat pereinant prie standartinių dalykų, tai Seagate Barracuda 1 terabaitas. Nieko nuostabaus, jau mes tikrai įpratę ją čia matyti ir kaina išlieka ta pati, nors jau seniai buldiname. Dabar kalbėsiu apie pirmą dalyką, ką keičiau nuo streamo buldų, tą, ką mes darome per streamus, o dabar aš pakeičiau be montuojant šį video, tai yra SSD. Mes naudojame šį HyperX SSD, bent jau 800 eurų buldę, kurį rinkome, o aš dabar užmačiau šį Corsero, puikų modeliuką su nuolaida, tai kodėlgi nenugriebus tuo metu, kol yra ta akcija, išpirkim, na vai mes visi jį, tikrai puikus pasirinkimas, 120 GB, Corsair patikimumas ir, na, šiame buldė tinka. Na dabar jau einame link tos kulminacijos, tai yra vaizdo plokštės RX 480, 4 GB iš Sapphire, tai yra beveik pagrindinės įmonės dirbančios kartu su AMD. Ir kas mane stebina liūdna, tai yra būtent randomos nuotraukos SKTech puslapė. Tiesiog kaip pažiūrės, tai būtų tokios paprastesnės, gal ne tokios ypatingos, o kai mes ėjom gilintis per transliaciją, tai tiesiog sunku atima žadą, tiesiog pažiūrėjęs į šias nuotraukas, kaip atrodo nugarėlė, iš tiesų net ko aš pavydžiu neturiu, tiesiog nuostabaus grožio vaizdo plokštė ir na, apie galę tikrai nėra ką daug kalbėti, tai yra RX 480, tikrai puikus modelis. Dar žvilgtelkit, kaip atrodo viduje korpusu tas ledas. Man reikia šios vaizdo plokštės. Tai dabar, kad išvežti šį monstrą, mums reikės taip pat neblogo maidblokio ir pagaliau mums pavyksta panaudoti, na, tikrai jau pilnai gaminamą maidblokį iš Seasonic tos geros įmonės ir gaunam net tikrai ne tai, kad pigesnį jų modelį, tai yra pusiau modulinį maidblokį, tai reiškia, kad galėsite pusę laidų atsijungti, o kita esminė pusė laidų, kurią visi naudosime, tai motinės laidai procesoriaus, bus prijungta, bet tai iš tiesų leis tikrai puikiai jums sutvarkyti vidaus dizainą, viduje savo korpusą ir taip pat, aišku, tie 500 vatų, tai nekalbu, bus pilnai užtektinai. Na ir kurgi mes dėsim grožį, jeigu tik ne į korpusą, kuris turės tą langą, tai ieškojame pigesnio modelį, nes mes gan sunkiai telpam į tą gan nedidelę sumą, tokį, vat, kaip jau supratot, nuostabių buildų, tai mus gelbėja Lepa, jo, kas ta Lepa, bet pažiūrėjus, kokias funkcijas suteikia šis korpusas, va, tai paieškosiu gamintojų puslapį, tai iš ties puikus, už 34 eurus variantas ir, na, nėra prie ko prikipti ir galėsite matyti, kokį grožį jūs turėsite viduje. Na, kalbant apie alternatyvas, tai sunku iš tiesų pasakyti, buldas beveik yra tobulas už šią kainą, vos yra jinai viršėjama, tai nežinau, galite, kaip visada minėjau, daryti tokius variantus, kad išimti hardą, gal atsisakyti jo ir tada, jeigu jau turite kažkur atliekamą, tada gal atsinaujant vaizdo plokštę, jums leis iki 1060, tada gal 6 GB, gal tokį dalyką galėtumėt sau leis, būtų šiek tiek daugiau nei 800 eurų. Gal jums nepatinka tas korpusas, šiek tiek keistesnis, yra alternatyvų, gal Deepcool Ducaso modelis, gal šiek tiek brangesnis NZXT, tada S340, galima tokias smulkmenas keisti, bet žinokit, sakyčiau, šį kartą pasilikite šituo galutiniu variantu. Ačiū, kad šiandieną žiūrėjote, gal supratote, kokį mes čia iš tiesų šedevrą sukūrėme kartu. Na taip, per transliaciją šiek tiek kitaip išėjo minimaliai, bet vis dėlto dėl to ir skatinu žiūrėti jas. Tai lauksiu jūsų gal tenais mano Twitch kanale, o čia sakau iki.